Jolanta Puzienė ir kviečiu Breathe Again įkvėpti vieno eterinio aliejaus, praleisiu, kol kas nesulauksit, ištraukit savo, įkvėpkit, iškvėpkit, pamatykit tai, ką šiandien išgirdot, pradėkit nuo Valdemaro, kokie esat sportiški, energingi, išsimiegoję, pagal Ingos visą piramidę, ten gausoje, savirealizacijoje, kas ten. Užsimerkit, aš tai pradėsiu. Taip, pamastykit, nebijokit, neužmėgsit. Šitą tikrai neužmėgsit. Gerai, tai kas... Pamatykit save, iš tikrųjų Young Living verslas, projektas man asmeniškai davė labai daug, bet pagal tinklinio marketingo istoriją, tiek kiek aš patyriau, pagal savo rangą, pagal pasiekimus, tai yra tik 50%. Kas dar, nežinau, papasakosiu dar po 10 metų. Aš šiandien ant scenos laikstysiu ir truputį su kai kuriais iksiukais, tai laukit staigmenos. Nuo kogi viskas prasidėjo? Mano tema nuo produkto įsimylėjimo iš karto į verslą, bet labai po to ir giliai į verslą. Tai kokybė. Gyvenimo kokybė visame kame. Taip, nuo vaikystės mama visada kalbėdavo. Ir man buvo 3 pagrindiniai dalykai, kas liečia produktą, kurie man tiesiog rūpėjo. Kai kam tai atrodė kažkaip neįgyvendinama, gal tai per daug prisisvajojau. Tai pirmas dalykas, kadangi turiu 3 vaikus, pirmas dalykas, man rūpėjo, vasarą mamos eina, žinau, į polikliniką, pažymų išsirašyti, man rūpėjo kartą metuose nueiti į polikliniką, nedaugiau. Ir šiais laikais, kai aš ten nueinu, tai kartą metuose tikrai padėkoju gyvenimui, kad turiu Young Living. Antras dalykas, man kaip jaunai mamai, antras dalykas, kuris rūpėjo apie kokybę, tai jeigu naktį ir tenka iškviesti greitąją, kad aš žinočiau ir turėčiau įrankius, kaip pati savo galiu padėti. Ir tada man labai norėjosi nuo tos ramybės, to saugumo, apie ką Inga pasakojo, papasakoti ir kitiems, parodyti, kad įmanoma, kad gali tai būti. Ir tada jau galvojau, aišku, apie vaikų ateitį, kaip ir kiekviena mama, ką šiandien įdėsiu į jų sveikatą, kaip tai atsipirks didelėm investicijom arba nuostoliais. Kokybė. Ir kasgi atrodė, kam tie pokyčiai, kai žmogus 12 metų dirba viešųjų pirkimų srityje, ES projektai, valstybės tarnyba, specialistų labai reikia, viena ministerija, kitas universitetas, visur tavęs reikia, ar ne? 2 magistro diplomai, vadyba, inžinerija, viešasis administravimas, 3 vaikai, daug įsipareigojimų, apie kokius čia pokyčius gali būti. A ne? Bet mano vertybės, aš beje pagal Jolantos istoriją, man buvo gal 33, 34, kai aš pradėjau, tai pačiu laiku į tą traukinį iššokau. Aš labai dirbau su savim ir analizavau vertybinių pagrindų, kas man rūpi, kodėl, ne tik ten sveikata, kokybė, bet truputį daugiau, laisvė. Laisvė viena iš vertybių buvo ir yra, tai yra ne tik darbe, priimamų sprendimų laisvė, nežinau, batus ar tokius noriu nusipirkti, ar tokius laisvė, laisvo grafikas, kada noriu, kaip noriu. Tada mokymasis, tai čia mano klasika buvo, yra, niekur nedingo. Ir būtent tinklinio marketingą ir būtent su eteriniais aliejais aš pamačiau, kad čia yra labai plačios tos ribos. Kad aš čia niekada rutinos nepasidarys. Čia buvo mano vienintelė tokia labai stipri sąlyga. Sveikata, tai savaime jau suprantama, tai ką šiandien Valdemaras pasakojo, aš atrodo kaip ir jau tikrai pati gerai jaučiausi. Ir mityba, ir sportas, čia įpročiai, bet galvoju, metai tai bėga, tinginiais mes labai greitai galim pasidaryti, ar ne? Net ir Valdemaras sako, jūs čia viską žinot, mokat, tik man čia pasitaiko. Visiems turbūt pasitaiko. Ir aš galvoju, ar būdama su popieriais darbe, taip paprastai kalbant, ar būdama veikloje, kur yra tiek nuostabių, fainų žmonių, kurie rūpinasi savo sveikatinimu, ar ne, kurie keičia įpročius. Man lengviau ar sunkiau? Kur lengviau? Taip labai pragmatiškai pasižiūrėjau, kad būdama tokiam versle, ilgom periodu, ateinančius 10-20 metų, aš bent jau išsaugosiu tą savo ten telomerų, kaip ten jie, ten, žodžiu, jaunystę, grožį ir jausios gerai.
ir gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybė, tai ką Inga kalbėjo, per visas, aš pamačiau, kad visus savo poreikius Young Living versle aš galiu išpildyti. Priklauso tik nuo manęs, ar aš tą paimsiu, įgyvendinsiu ar ne. Ir prieš 10 metų aroma tema, tai plačiai kalbant, būtent apie eterinius aliejus, Jolanta truputį užsiminė, kad tai buvo, atrodė, ne visiems, mažai kas žinojo, mūsų Jolanta žiūrėjo irgi labai keistai visi. Daug ten neaiškumų, kur tepti lašiukas, ką ten su juo daryti, ten tokia labai neaiški tema buvo atrodė. Ne visiems, tai ši tema buvo prieinama tik tam tikram elitui, už labai brangiai, dar reikia žinoti kur ir taip toliau. Visi sveiki, kabutėse visi sveiki. Prieš 10 metų ar taip rūpėjo grįžti į gamtą, ieškoti natūralių būdų kaip dabar? Ne. Bet tada dar buvo, tabletė greitai čia ir taip toliau. Dabar jau madinga kitaip ir taip toliau. Bet tada buvo taip. Spintelėje gerai stovi visi buteliukai. Pas mane jie irgi stovėjo keli. Ir stovėjo labai sėkmingai visus metus. Ir kai aš jau nusprendžiau, kad ir produktas, ir verslas čia kartu, produktas kaip ir viskas aišku, ar ne? Natūralu ir taip toliau, nes toj temai daug metų buvau. O kur čia verslas? Ir va čia visų šitų momentų. Bet aš pasakysiu keletą savo atradimų, kas mane paskatino daryti konkrečius veiksmus ir labai greitai. Pirmiausiai, paskaičiau protingų knygų, pasižiūrėjau, kad tai yra tūkstantmečių istorija. O aplink mus čia ne visiems, neaišku, visi sveiki. Biblijoje apie tai rašom, ar ne? Kokio tikėjimo, ką bebūtumėm, bet tokiuose veikaluose šiaip savo nieks nerašoma, ne? Taip paprastai, mamiškai. Įvairūs gyvenimo etapai palydimi kvapais žmonijos istorijoje. Tik niekas apie juos nekažin ką žino. Aš tame tarpe irgi buvau. Ir dėl to galvoju, nujaučiu, va šitą nosim, užuodžiu, kad čia gali būti įdomu. Ir noriu, užsimaniau, kad matau veikia, įdomu, patrauklu, noriu plėsti šitą aromą temą, bet tačiau nelabai ką suprantu, apie ką, kaip čia galima o taigi tinklinis marketingas. Ir gerai, ir blogai. Kas mane pažįsta, turbūt galvoja, Jolanta, tai tinklinių marketingo visada tikėjo, viskas čia pas ją gerai, dar ir knygą apie tai parašęs. O man tada buvo tikrai, iš vienos pusės gerai, dėl to, kad šita tema gali ateiti į kiekvieną šeimą. Kad blogai dėl to, kad aš turėjau patirtį, praktinę patirtį. Ir prieš vyrą atsiprašiau ir visi, kas mane artimiai žinojo, kad aš daugiau šitą negrįšiu. Šiandien iš Jolantos išgirdot ir manau, kiekvienas turi ten pusę veido, ten numasažuotą ar ten nudažytą ir daug įvairių istorijų. Aš tokių neturėjau, man švelniau viskas vyko, bet aš turėjau praktinę patirtį verslo organizavimo ir aš turiu atsakymus, kodėl ne. Tai kodėlgi aš grįžau į tinklinį marketingą? Tinklinį marketingą, ne? Dvi priežastys, kurios šiandien jos yra man pačios svarbiausios. Tai yra žmonės, pats produktas, jo kokybė, jis sąlygoja žmonių augimą, tobulėjimą, kitokius žmonės. Aš tuo tikiu, kad tai yra elegantiška, tai yra perspektyvu, ką jūs iš Jolantos išgirdo. Ir kad tai yra ne tik kad kokybiškas produktas, bet jis veikia ne tik fizinį kūną, apie tuos bazinius poreikius, kur šiandien Valdemaras Giedrimas kalbėjo, bet veikia mūsų emocijas. Ne? Tai buvo du tokie svarbiausi, aš turiu daug tų argumentų, bet kurie mane paskatino, tai pasižiūrėkite tą tinklinį marketingą. Ir dabar mano istorija, pirmi 3 metai, 3 gabalais skaidau, pirmi 3 metai, tikrai tai buvo labai aktyvus periodas. Turėdama 3 vaikus, turėdama 2 ES projektus, po 15 įmonių partnerių, mano mažiausiam tada buvo 2 metukai, viduriniai 4, vyriausiai buvo 9. Visi dabar aukštesni už mane. Ir tie pirmi 3 metai, kur mano didžiausia buvo investicija į savo patirties plėtimą, komandos auginimą, tų pirmų vartotojų tinklo ir kelionės, pamatyti tą kokybę. Kur
Apie ką? Vat apie tą saugumą, kurį Inga pasakojo, man jis labai rūpėjo, kad jeigu aš vedu paskui save 1000 žmonių, man svarbu, ar tai greitai atsirado ir reiškia, greitai gali dingti, ar tai turi kažkokias garantijas. Aišku, šiandien su Jolanta garantijų niekur nėra, niekur jų, bet man tai rūpėjo pačiupinėti savo rankom. Tai per tuos pirmus 3 metus aš išvažinėjau Prancūzijos, levandų, šalavijo, šlamučio, kadagio, kaip ten viskas distiliuojama. Palo Santo, Ilang, citrinžolės Ekvadore būtent ir Aidaho valstijoje, būtent Amerikoje, melisos pačios pamatyti plantacijas. Ir tai aš skaitau, kad tai buvo investicija mano į savo tikėjimą, saugumą, o kur aš paskui toliau vedu žmonės. Sekantis dar 3 metai, tai buvo jau ėjimas link mano aukščiausio rango, deimanto rangas. Ir čia vat, jau sekantis 3 metai, tai buvo virš 4000 narių tinklas, jau apie 50 šalių. Deimanto rangas skaitosi, aš tapau top 14 tuo metu Europoje, visoje Europoje. Ir per tą laiką jau subrendo tokių lyderių, stiprių, fainų, elegantiškų žmonių komandai, kuriuos jau aš galiu atsiremti. Ir šiandien aš, matot, XX prižymėjau per tuos sekančius 3 metus 6-ženklės metinės pajamos. Tai čia pamastymui, kad biški prabustumėt ir paskaičiuotumėt, kiek tai gali būti. Tikslai ir svajonės pranoko lūkesčius. Kaip pasakoju šiandien Inga, visas tas Maslovo piramidės, visus aš atėjau dėl vienų dalykų, svajojau apie kitus. Nesakau, kad 100% užpildė. Nes kaip ir Valdemaras Giedrimas pasakojo, vien sportuodami nebūsim sveiki, arba vien tik eterinį aliejų uždėję ant savęs netapsim irgi pilnavertiškai sveiki, bet svarbiausia visuma. Tai per visas Maslovo piramidės, aš sakyčiau, 70-80% mano daugelio poreikių Young Living verslas patenkina ir užpildo. Todėl savo mąstymo atradimus, patirtį sudėjau tikrai į knygą, kad tai pasiektų žmonės, kurie nori pamatyti, nes tai, ką pasakojo Jolanta per istoriją, Amerika, atkeliauja Europos, kitos šalis, mes esam lietuviai. Mes turim savo priėjimą, ne viskas mums tinka taip, kaip tinka amerikiečiai, ne viskas taip tinka, kaip tinka Latvijai ar Estija, ne? Dėl to mano noras buvo perduoti mūsų patirtį, vat kaip čia, kaip man tai pavyko. O kas toliau? O kas sekantis 3 metai? Tai sekantis 3 metai praėjo, deimanto rangas užaugo, kito rango naujo neatsirado, bet dabar mano tikslas toliau nesustoti iš tikrųjų. Aktyviai esu tame ir aktyviai noriu gubinti savo organizacijų, užauginti 5 naujus deimantus, kurie toliau tai skleis. Rodyti toliau tą lankstų verslo modelį. Ačiū šiandien Jolantai už šios prezentacijos, už jos istoriją. Jis dar kartą atrodo, kad ir daug žinau, bet jis man dar duoda pasitikėjimo. Per šitus 10 metų mačiau daug moterų įvairių verslų. Aš nei vienos dienos nepagalvojau, kad aš galėjau gal kaip nors kitaip tą savo gyvenimą susikurti. Young Livingas man davė labai daug. Ir toliau skatinti žmonių tą meilę gamtai, natūralumui. Kodėl šiandien paskaita Valdemaro Giedrimo? Ne tik jūs apie eterinius aliejus daug ką ir patys žinot, bet užmotyvuoti jūs, galų gale pradėti gerai miegoti, rūpintis savim. Nes tik pilnavertiškai gerai besijaučiantis žmogus, jis gali padaryti labai daug. Papasakoti ir kitiem, paskatinti grįžti į gamtą, kurti verslo modelį ir gyventi tą kokybišką savo gyvenimą. Ir visą tai išlaikant savo vertybinį pamatą. Laisvę, tobulėjimą, sveikatą per natūralumą ir visą tai į gyvenimo kokybę, kur eina ir santykiai, ir bendruomenė, ir kelionės, ir tobulėjimas trigubai. Pagalba visada rankinukė. Kiekvieną kartą bent 4 eteriniai aliejai yra ne tik rankinukė, bet mano tikslų siekimui, darbui su savim, tikslingam savo, kažkas čia šiandien pasakojo, mastermindą šiandien turėjom, savo tarakoniukų kažkokių ūselis išlenda, kažkoks prieštaravimas, įsitikinimas jų neutralizavimui, Tai motivation, inspiration, mano 3. ar 5. bėgis Valoro, tai yra Chivalry. Ir gyvenkite šitą gyvenimą su didžiulė aistra
išlaikykit ją, ieškokit. Tai yra jūsų atsakomybė ir jūsų darbas. Dėkuoju uždėmesį, mano Instagramas čia, pasiekimai, pripažinimai, komanda, europinis vertinimas, viską mes čia turime. Kviečiu jūs imti ir pasiimti. Čia ir